Labai sunku prisiminus visus mokytojus išrinkti patį geriausią, nes buvo tokių, kurie buvo griežti ir geri, buvo tokių, kurie buvo lengvai praleidžiantys mokytojai ir mes juos vadinam geri, ir buvo gal net tokių, kuriuos dabar prisiminus galvoju geriau nebūtų buvę tų pamokų. Bet labiausiai prisimenu savo klasės auklėtoją, chemijos mokytoją, buvo sunkus dalykas mokytis, bet nebuvo nė vieno vaiko klasėje, kuris nesuprato to, ko jinai iš mūsų nori. Tai turbūt pats geriausias mokytojo įvertinimas yra tada, kai prieš ją sėdintys vaikai žino ir supranta, ko iš jų laukiama, ko iš jų norima ir ko galima tikėtis atėjus į tą klasę. Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos vidurinės mokyklos chemijos mokytoja Zofija Jankauskė. Labiausiai gyvenime tikriausiai visi atsimenam, kas atsitinka pirmą kartą. Ir aš atsimenu geriausiai savo pirmąją pradinių klasių mokytoją, kuri buvo be galo graži. Vaikai visi mylėjom ir mergytės ir berniukai tą mokytoją ir buvo be galo gera. Tai kažkaip netgi dabar, sakykime, po 20 kažkiek metų, jau baigus mokyklą, aš vis tiek savo atminty turiu jos portretą. Tai nežinau, labai norėčiau, kad ir kiti tikriausiai vaikai, ar ir tėveliai, ar kažkas tai atsimintų savo mokytoją. Ir mokiaus Telšių Atžalyno viduriniai mokykloje, pradinių klasių mokytoja Valeckienė, atsimenu. Pernai aš turėjau mokytoją, jos vardas buvo Sandra. Visą laiką po pamokų jinai mums leido žaidimus žaisti. Mano mylimiausia mokytoja buvo anglų kalbos mokytoja Česlava Gedaudienė. Aš ją visada atsiminsiu ir aš manau, kad jinai mane išmokino vieną svarbiausią dalyką pasaulyje. Tai yra mylėti žinias, visada būti žingeidžiai ir niekada nesustoti mokyti. Man labai patinka mokytojas Juozas Polikaitis. Jisai labai juokingas ir klasė buvo biškį įdomi, bet juokinga. Aš labai gerai atsimenu savo dėstytoją Zinaidą Gerasiną. Kaip įstojau į Juozo Gruodžio technikumą, jinai buvo nuostabiai graži, talentinga moteris ir man jinai labai patiko ir todėl labai norėjau pas ją patekti. Pirmais metais nepatekau, antrais metais jinai mane paėmė į studentus ir mes bendravom 4 metus. Tai buvo labai nuoširdi, talentinga dėstytoja, kuri suprasdavo kiekvieną studentą, jam padėdavo ir buvo kaip motina, ir kaip pedagogė, ir kaip nuostabus žmogus. Pas ją baigiau ir išvažiavau mokytis į konservatoriją. Turėjau nelabai kokią dėstytoją, talentingą, bet nenorėčiau jos dabar prisiminti. Todėl kiekvieną kartą grįždavau pas ją, nušluostydavau ašarą ir man visada būdavo miela, kai mane paguosdavo, sustiprindavo ir aš grįždavau atgal su didelė energija ir naujom jėgom. Užbaigiau mokyklą praeitais metais ir mokytojas, kur man labai prisiminė, tai Polikaitis. Prisiminė, nes, nežinau, nes jis labai gerai mokė, tada viską gerai išmokė. Tai aš irgi baigiau mokyklą praeitais metais su mano draugu Linu ir Ugne, tai galima čia matyti. Ir aš daugiausiai prisimenu mokytoją Vilką, todėl kad jis irgi taip labai stropiai mus mokino ir padarė, kad klasė būtų labai smagu. Aš irgi baigiau mokyklą anais metais. Mano mėgstamiausias mokytojas buvo Vilkas. Jisai labai visada mokino sudomint ir labai pasijausdavom lyg mes patys tam įvykį, nes istorijos mokytojas buvo. Ir labai linksma pamokose buvo. Aš labai gerai atsimenu savo mokyklos laikus, kai algebros dėstytoja, mokytoja, šauni, fantastiška asmenybė mus visada sustabdydavo šiuo puikiu pasakymu: sustok akimirką žavinga ir pamąstyk, ką darai ar ką sakai. Man patiko mano 8 klasės anglų mokytojas. Jis vardas buvo Mr. Horatio ir labai juokingas ir fainas buvo. Mūsų mėgstamiausia mokytoja yra mokytoja Dinutė, 4 A klasė. Kodėl mes ją patinkam yra, nes jai labai patiko istorija ir dar mums irgi. Jinai mums darė labai daug gražių prizų.
idėjų ir man tik nuo mokytojos Danutės pradėjo tik patinti geografija ir jinai viską labai gražiai išaiškino ir buvo labai smagu su ją. Ir jinai buvo mūsų mėgstamiausia mokytoja. Tai todėl mokytoja Danutė. Mes labai mylim mokytoją Vitaliją. Vitalija.